Labas, Teo, o kur likusieji? Sveiki, vaikinai. Ei, nevykėliai, eikit pabūti kitur. Čia tik šaunus vaikai. Ei, bičiuliai, sveiki. Kas atsitiko su Oliveriu ir Justinu? Bandžiau jiems paskambinti, bet jie neatsiliepė. Gal jie nesijaučia gerai, o gal nevalgė ar panašiai? Tai išlikštų, visi susitarėme čia susitikti ir esame čia. Ir jie nepasirodė. Bet mes čia, mes taip pat šaunus. Kas čia čiulba? Nevykėliai, nueikite į šoną. Gerai. Sveiki vaikinai, labas berniukai. Kieno tėvai ėjo paskui juos praėjusią naktį? Ojojoj, net neklausk. Man padarė. Močiutė mane paėmė ir sviedė mane į sieną. Oi, Teo, tavo močiutė yra labai galinga moteris. Prisimenu, kad kartą į mane irgi metė. Dabar aš daugiau nebendrauju su Teo nuo to laiko. Merginos, ką pasakė jūsų tėvai apie savo blogą elgesį? Mano mama visada šalia manęs. Ir aš elgiausi geriausiai, Greisė nieko nesakė blogai apie mane. O kur Justinas, kodėl jo nėra? Serena, kur Justinas? Nėra taip, kad mes jį persekiojame, bet Justinas ir Oliveris nekelia telefono. Taigi, tai tavo Jacksonas? Jis atrodo kaip siurblys. Ir be ilčių. Vaikinai, atleiskit, bet jūs esat mūsų kambaryje. Vadinu savo vaikino vardu. Ar jūs taip elgiatės? Pelė, kodėl tu iš vis atnešė jiems naujieną? Vaikinai, jei norite, kad būtume jūsų draugės ir kad būtume malonės jums, būkit malonus ir patys. Aš neketinau jų atsivesti, buvau kaip tik pakeliu į mokyklą ir jie sugriebė mane į glėbį ir liepė atnešti pas jūs. Ir dabar jie čia. Merginas, mes būsime čia daug nuo šiol. Kiekvieną kartą jūs pasimsime dieną ir kartu eisime į mokyklą. Jill, ar tu nežinai, kas būtų, jei mama Greisė sugautų juos kabančius mūsų kambaryje? Jei mama pamatys juos čia, jie kris pro langą. Merginas, atsipalaiduokite, mes su Greisė viską išsiaiškinsime. Na, su ja niekad nežinai. Mamos mus myli. Merginos, atleiskit, man buvo kvaila eiti per vaikinų pasibuvimo vietą. Mes suprantam, Pelytė, negalvok apie tai. Tiesiog vaikinai per daug pasitiki savim. Merginos, pirmin, kodėl mums tiesiog nepasivaikščiojus su jais į mokyklą? Ten taip saugu? Taip, žinoma, bet kaip tada, jeigu visi pamatys mus kartu? Na, tada visi pames galvas, nes mes esame tos mokyklos simpatijos. Teisingai, manau, kad jūs galite būti tie, kurie visiems patinka. Ar matėt, kaip mums šilta? Vaikinai, eikim jau. Nenoriu, kad man dar kartą būtų pasakyta per kitą tėvų susitikimą, kad aš visada vėluoju. Beje, Greisė man kažką pasakė ir aš vakar gavau pylos. Ir aš taip pat pakliuvau į bėdą. Taigi būkit geri, vaikinai, priešingo atveju jūs taip pat galit sulaukti ir iš mūsų. Oho, jos per šaunios. Ir aš lažinuosi, kad jos mus myli. Taigi, ar dabar pasitiki manimi, kai sakau, kad nieko neslėpsiu nuo tavo tėvų? Kam buvo blogiausia, būkit atviri. Teo! Greisė, ar turėjai tai padaryti taip dramatiškai? Tiesiog jo močiutė šveitė jį ant sienos. Vargšas Teo. Mūsų Big Bad Teo gavo iš Big Bad mamos. Nejokinga, nuo šiol nieko su jumis nesidalinsiu. Nagi, Teo, nusiramink. Žiūrėkit, vaikinai, įsitikinkit, kad per kitą tėvų susirinkimą turėčiau pasakyti tik tais kažką gero. Padėkit sodos man. Jie mūsų naikino. Ar aš vienintelė, kurios mamai nieko nesakė? Regis Greisė nieko blogo apie mane neužsiminė. Tu čia dabar ką? Ko tu nori iš mano sesers pasikalbėti? Taigi, kodėl nepasakoju mums apie savo ypatingas galias? Ką, aš neturiu jokių galių. Nemeluok man, žinau, kad esi ragana. Bet kaip tu žinai? Žodžiu, nesvarbu. Niekas nerūpi. Jei nori, kad patikčiau tau, turėsi padaryti man paslaugą. Parodyk mums, kur šiuo metu yra Justinas. Laikrodis tiksi. Merginos, ne, aš to negaliu padaryti. Ką tada gali padaryti? Padaryk taip, kad skaudėtų? Klausyk, tavo galios yra mūsų galios, pradedant nuo šiandien. Ir jei nesutinki, geriau patikėk, tai nesibaigs geruoju. Reikalas tas, kad aš negaliu naudoti savo galios į kairę ir į dešinę, tai daro mane silpną. Tau viskas bus gerai, jei reikės pamaitinsim, bet aš nesu vampyrė, aš ragana. Žinau, kad ji kažkokia keistuolė. Gana, paleiskit mano seserį, Nora, ko jos iš tavęs nori. Nora dabar mūsų tikra geriausia draugė. Taip, Nora? Taip. Pasilgau mūsų senosios mokyklos. Įdomu, ar šiemet jie rengia simpatijos konkursą? Arba ar jie šiemet švenčia kalėdas? O, 100%, bet mūsų ten nebus. Merginos, neliūdėkit, visą tai turime ir čia. Merginos, mes jums turime kai ką.
Vaikinai, ar juokaujat? Ar jūs mums dovanojate eglutės šakelę? Jei tikrai norit mūsų žavėti, tai eikit ir nupirkit mums gražių gėlių. O kokios gėlės tau patinka? Man patinka rožės, kurios buvo nupjautos auštant. O man patinka sutemus nupjautos rožės. Vaikinai, atkreipkite dėmesį į mano seserų norus. Ar girdėjai tai? Šiandien perku sutemus nupjautas rožės. O rytoj turėsiu anksti keltis, kad auštant būtų nupjautos rožės, kurias taip pat mėgsta Florida. Ar tikrai Florida ir jos seserys papasakojo visiems apie tavo galias? Aš nežinau, bet niekas kitas nežinojo. Pelė taip pat. Manai, kad tai gali būti ji? Paklausim, kai jas pamatysim. Urusai, laukiam, eik. Judėkit. Urusai man soda. Sirena, tavo akis šiandien didžiausios. Ar tai todėl, kad tu į mane žiūri? Mano akis niekada nežiūrėtų į tave. Ką tai reiškia? Ji tave apgavo, Teo. Sirena, kalėdų šokis jau už kampo. O Teo, tau turi kai ką labai ypatingo. Geriau kuo greičiau pradėk susitikinėti su juo, kad tai gautum. Vaikinai, Justinas yra viskas, ko noriu per kalėdas ir aš su juo šoksiu kalėdų šokį. Justinas. Nutrauk urzgimą, jis mūsų draugas ir jam nerūpi. Justinas pasimetė, nes galima rinktis iš daugybės naujų merginų, bet aš jam vis tiek esu geriausias atitikmuo. Kuris tada? Ne čia, ne? Mano nuojauta man sako, mano viduriai man sako, kad mums baigėsi soda. Ką? Sirena, ateik čia, nežiūrėk ten. Nelies manęs, Teo. Jie ne tik kartu atėjo į mokyklą, bet ir visi yra apsikabinę. Man labai gaila Sirenos. Kai buvom lauke, turėjau su jomis pakalbėti. Tiesiog nenorėjau būti pasiuntinuku. Gerai, Justinai, užteks apsikabinimų. Nenoriu, kad mama mus pamatytų ir pradėtų nerimauti. Pelė, ar tu visiems papasakoji apie mus? Ar papasakoji Gwen apie Norą? Ar jos sužinojo, ką jos žino? Jos žino, dabar jie žino, kad Nora yra ragana. Tai ne, aš merginos. Kas atsitiko? Mes patikėjom tau savo paslaptį, kodėl visiems pasakėt, Pelė, mes nieko nesakėm. Kas nutiko? Gwen žino, kad Nora yra ragana, o ne vampyrė. Ragana? Ką tu čia dabar šneki? Ne tavo reikalas, ji mūsų draugė. Merginos, mes laikėm lūpas užčiauptas. Jūs mums padėjot, mes niekada to nepadarytume. Vaikinai, tik žinokit, Nora ir Dora yra dvynės. Bet kažkas nutiko, taigi Nora nėra vampyrė. Kažkodėl. Šiaip ar taip, jos nori pasinaudoti mano gale. Jos nori pasinaudoti Norą, kad padėtų Sirenai susigrąžinti Justiną. Aš taip pavargau su Sirena ir mano seserimi Gwen. Gal tau laikas nustoti žaisti su ją? Tai nėra taip paprasta, ji pati seniausia. Ji galingesnė, ką dabar darysim? Justinai, tu pasiklysi? Turėjai pasimti Sireną prieš mokyklą, o ne dabar. Justinai, ar tu bandai priversti mane verkti? Tu žinai, kad aš verkiu labai piktai ir kandu. Kodėl tada jūs nekandžiat vienas kito? Palikit mus vienus. Gerai, Justinai, kodėl tau nepadėjus Sirenai nusiraminti? Arba ji mums visiems įkas. Sirena, dabar nelaikas, mes turim savo būdus. Justinai, mums reikia pasikalbėti. Teo, eik padėsi jiems, ten darosi karšta. Justinai. Tu sutrikdėjai Sireną. Liaukis, antraip turėsi su manimi susidoroti. Seserys, mes turim kai kur būti. Pelė, Nora ir Dora eime. Teo, tu mane čia šauki, tiesa? Justinai, aš tikrai tai dariau. Tu žinai, ką man reiškia Sirena, tad išsiaiškink savo reikalus. Nėra čia ką aiškinti, Sirena, tu man niekada nepatikai. Taip pat aš tavęs niekada nemylėjau. Gwen, atsiprašau, bet susitikinėti su tavo draugė man nepatinka. Eime iš čia, Justinai. Laikyk rankas prie savęs, Teo. Kodėl nieko nesakei anksčiau? Nora mums padės, o tu turėsi Justiną. Visa tai, ką tu sakai, Nora mums padės, bla bla bla. Ne, Gwen, aš noriu, kad jis tikrai mane mylėtų be raganavimo. Aš noriu tikros meilės. Jie ateis netrukus, Sirena. Sirena, sužinot savo tvarkaraštį ir einat į pamokas. Vaikinai, išmokit pagaliau. Vampirizmas, biologija, matematika. Dabar mes šiek tiek prisimename. Tada eikit į klasę. Kodėl šiandien visi tokie bjaurūs? Natanai, ateik, mes turim vampirizmą. Merginos, aš neįsivaizduoju, ką dabar daryti, aš tokia nusiminus. Visi pradės ant mane šaukti, nes aš ne vampyrė, aš visada būsiu šalia tavęs. Merginos, manau, turiu idėją. Nora, bet tau reikės panaudoti savo galės, bet tik vieną kartą. Galėtume priversti Sireną įsimylėti Teo ir tada visos mūsų problemos išnyktų. Tiesa, tada Gwen ir jos bičiulės paliks mus ramybėje. Florida, ir man įdomu, kas tau ir Justinui darosi?
ką mes čia šiandien pamatėm? Ar jau atsisakai Jacksono? Merginos, aš nenorėjau jums pasakyti, bet Justinas mane apgavo. Taigi, Justinas jau viskas. Oi, merginos, apie ką jūs kalbat? Mergaitiškos paslaptis? Taip, mama. Mes kalbam apie kalėdinio šokio išvaizdą. Oi, mielosios, aš turiu siuvėją, ji jums sukurs gražius drabužius. Jūs atimsit visiems žadą. Mama labai mėgsta reikšti savo nuomonę apie mus. Mamos siuvėja, ačiū, nereikia. Florida, ar manai, kad Jacksonas gali turėti kokių nors problemų, kaip medžiotojai ar kažkas panašaus? Manau, bet kaip aš galiu tiksliai žinoti, jis neatsiliepia telefonu. Gal Nora galėtų mums padėti? Ne, aš pabaigiau. Merginos, kodėlgi nepasikalbėjus kur nors kitur? Mama mūsų pasiklauso gana dažnai. Sveika, Grace. Sveiki, Vėplos. Geri berniukai. Baisu, kad esat puskrūjai, galėjot būti geri vyrai mano mergaitėms. Mama! O, vaikinai, ar girdėjote, ką pasakė Grace? Mes esame puskrūjai, jie iš mūsų lygos. Jie yra elitas. Futbolas! Vilkolakiai praras 100%. Ne, vilkolakiai suspardys tiems įvykėliams užpakalį. Justinai, Oliveri, ar vykstate? Futbolas? Ne, vaikinai. Turime parvežti merginas namo. Vaikinai, ar dabar esate mergaičių berniukai? Atsikratėte savo brolių? Taip ir prasideda, mūsų būrys gali taip subirėti. Tikėjausi, kad kartu žiūrėsime rungtynės ir nudžiuginsime pralaimėjusius. Vaikai, mes negalime jų palikti vienų. Gwen eina paskui juos. Gwen ir Serena išpratėjo. Jos įsitusios. Nesvarbu. Vaikinai. Ar jie išpratėję? Tačiau kodėl? Nesvarbu, kad taip atsitinka. Kitose rungtynėse susitiksime kartu. Merginos, ar prisijungsite prie mūsų pažiūrėti futbolo? Ne, mes turim kitą vakaro planą. Kokį dar planą? Gwen, tu visą laiką žiūrėjai futbolą su mumis. Taip, taip. Robertai, prašau, nepyk. Nenoriu, kad Serena būtų viena. Ji patiria stresą. Gwen, koks tavo planas? Na, manau, vaikinai, tik šį vakarą. Broliai yra geriausi, numeris 1. Kas tai? Justina, pieninė iltis. Suprantu, tu nori užkeikti meilės karais naudodama iltį? Taip, šį vakar Nora privers Justiną mylėti Sereną. Ne, nenoriu, tai nebus tikra. Kodėl tau rūpi? Esmė yra apgauti Floridą, o Justinas taip pat bus tavo. Padaryta, Serena. Vežam Norą namo. Šis vakaras bus sunkus. Merginos, jūs net neprašysite mūsų ateiti? Ne, berniukai, viskas iki. Aš šokė. Tokie atkaklus. Atrodo, kad jie mus stipriai įsimylėjo. Jacksonai, pasakyk, kas iš tikrųjų vyksta. Kodėl tu neatsakai? Merginos, ar turėtume grįžti į gimtąjį miestą? Ne, jokių būdų. O jei mama sužinos? Ne, Jill, tai nėra išeitis. O jei pas mus pateks vampyrų medžiotojai, mūsų mama negalėtų to pakęsti. O Kaili, kaip ji gali gyventi be mūsų? Tikiuosi, kad Jacksonas atsakys, kol dar nevėlu ir tu susitikinėsi su Justinu. Elis, tai buvo taip nereikalinga. Elisas ir Justinas esam tik draugai. Elis įsivaizduoja, kad Florida susitikinėja su Justinu. Serena ir Gwen niekada neleis jai ramiai gyventi. Mielas dienorašti. 7 diena. Jacksonas vis dar neatsako į mano skambučius ir žinutes. Šiandien Justinas parvežė mane namo. Merginos, Pelytė man ką tik parašė žinutę. Serena ir Gwen grąžino Norą į savo vietą. Ką? Kodėl? Pelytė sako, kad jos nori, kad Nora užkalbėtų Justiną meilės kerais. Taigi, jei jos tai padarys, Florida jokio Jacksono ir jokio Justino tau. Ką turėtumėm daryti? Turime padėti Norai, jei dar yra laiko.